Sveiki, atvažiavom į Kretingą, į miesto centrą faktiškai. Čia, žodžiu, gyvenimas verda, nežinau, ką mes čia žviesim. Vieni žolę pjauna, kiti tiesiog baliavoja ant terasos, vandens dviratukas plaukia, ten ant tiltelio ir žmonės maudosi. O mes čia su savo vaibu bandom žuvį dar pagauti. Nu, žodžiu. Nežinau, ar švis kažką filmuosim, tai ar čia kažką veiksim, tai eigoje nuspręsim. Kol kas susidėjom visus daiktus, tai ir bandau prisėsti tiesiog pailsėti. Ir pagalvoti iš tikrųjų, kur mėtyti dar. Tai va, žiūrėjau, vieną meškerę dedu grinai su mikropelėtėmis, pametu tenais į tašką ir laiguliam. Iš tikrųjų per drėgnos jas dar. Bet gerai, bus atrodo normaliai. O žodžiu, antras kotas važiuos. Bet kur norėjau sakyti, bet va žmona žiūri, užėmė man tašką, nu gerai. Rasim kažką kitką, tai antras kotas su jauko ir nieko čia neeksperimentuojam. Šiandien pasiėmėm traperio, lynas karosas ir važiuosim, žiūrėsim, ką mes čia turim. Tai startui irgi mažas Ringer savo šautas. Tai jo. Įvažiuojam, Jessica. Belis pas mus šiandien, tai vieni maudas, ten žolę pjauna. Čia ne karpis, jeigu ką, nors galima šamu pavadinti. Tai ten taip pat ant liepto maudas į hebros. Ką mes čia turim, jau biškį pirmą kibimą mačiau. Jisai čia toks pigiakas yra, kai jisai gali ir nepipsėti. Tuo labiau, jeigu smulkmė, tai nepipsės. Žmona, žodžiu, patiko fideriuks vėl. Ir rankis vėl pasiėmė, sumetėm. 3 kotai šiandien dirbam. Prie tokių sąlygų. Šamą bandysim pagauti. Nežinau, užplauks, trauksim su valo. Tai va. Blem, bus jėkingai rimtai, jeigu kips vis tiek ir žuvis, jei bus din visiškai. Nu, žiūrėk, rimtai jis žada plaukti. Peletės sudirbo greičiau negu jaukas. Aišku, buvom ir ten prišėrę su spomba. Tai va, tikiuosi dar sykį patampys. Šiandien dar jaukinam tokį miksų grūdų ir plius dar granulės kukurūzinės. Biškutį visai nedaug. Bet aš mikrofoną išėmus. Išėmus? Neišim kitą kartą. Va. Pirma ryba. Torpedos. Žodžiu, kibimo yra. Aišku, neužkimba kažkodėl tai. Gal mažutis žuvis pradeda tampyti.
Jisgi mažas vafteris. Bet, sakau, mane tai stebina, kad vis tiek kibimai yra, nes, sakau, čia iš visų jau pusių ir muzika groja, čia šaukia vaikai, ten šokinėja, jo, vis tiek žuvis kimba. O žinot kodėl? Nes šiandien yra kas? Rugpjūčio 1. Palauk, ar jo, 1. Baigės prakeiktą Liepą? Nežinau. Žodžiu, tą pačią progą tai noriu padaryti konkursą, padovanosim tada jauku, to pačio traperio 2 kilogramai bus, lynas karosas, peletės maišas kilogramas ir surištame tad feeder sistemėlę. Tai jeigu jums norėtųs laimėti, paspaudžiam prenumeruoti, paspaudžiam like, parašom komentarą noriu, reikia ir nuomonę apie mano video. Sėkmės dalyvauti, vienam iš jūsų. O šitam krante dar įsikūrė su palapinė chebra. Labai fainas tvenkinukas reiškia. Patinka čia žmonėms žvejot, būti. Su visu arsenalu žvejot atvažiavom, tai kol kas veiksmingiausi mums buvo ringersai klasikiniai. Ta prasme, peletė. Ir peletis kvapas pas ją ir yra. Toliau šaltai ringerso lygiai taip pat. Iš tikrųjų, yra didelis pastebėjimas, kad ringerso vis dėlto vafteriai yra vieni iš veiksmingiausių. Visi kiti yra paprasčiausiai labai didelis kvapas, labai didelis, sakau, labai stiprios spalvos arba kokias nors smaukus leidžia. Ir kitą kartą, aš manau, visgi šitie dalykai gąsdina žuvį. Holdorado dar vieni iš tų tokių, kur, sakykim, veikia. Ir irgi vėlgi Anglija, Sonobites. Jie tai visą laiką gaudo komerciniuose tvenkiniuose pas savęs su jais. Čia tie patys skysčiai Sonobites, jeigu pas jūs vafteriai labai sukietėjo, įpilam parą laikų palaikom, kuo puikiausiai minkščiausiai ir dar papildomus kvapus. Banofi, Power Scopicsas. Ant šitų ir Viežaičiuose mes, man atrodo, žvejojom, nei neklystu. Ir šiaip, iki tol, kol nefilmavau, tai buvo gan sėkmingai. Sakykim, netgi taip aš skirčiau. Bam, bam. Ir net nežinau. Viskas, 3. Galima visą kitą išmesti. Ir važiuojam su šitais. Visus žuvis gaudomus ant šitų. Nu, ką, antrą rybą pats atsikabina. Pagavom? Tu pagavai čia? Nu, trečią rybą, ne? Vėl. Šiandien pas mus tik tais karšiokai tokie. Kipsa, ne? Nu gal biškį. Dar valandykį pažiūrėsim. Uai, fu. Žodžiu, šiandien vienareikšmiškai pasirinkimas yra žuviai peletas. Jauko traperio visai neima. Bet gal dar nenurašysiu pilnai jo, nes žinau, kad jisai čia man veikia labai neblogai. Tik, man atrodos, net pirmą vasaros dieną aš čia žvejojau. Ir buvo sugaudyti karosai, ir karšiai neblogi. Tai tikrai nenoriu nurašyti traperio. Traperis yra traperis, visur veikia.
Dažniausiai turbūt pasirenkantis jaukas, populiariausias jaukas yra tvenkiniuose. Bet šiandien matyt dominuoja peletės, nes jos irgi kartu, kaip sakant, sumestos, tai matyt yra pasirinkimas skanesnį maistą valgyti ir valgo. 3 karšiai, karšiokai. Ir belaukim toliau, gal lynas pajudės. Ant dabar jau saulė nusileido. Visgi noris to lyno pamatyti. Gražus karšis. O, žiūrėk, mama. Ir vėl eilinį kartą tigernats, vafteriukas. Didelis. Vos laikėsi kabliukas. O. Patinka? Nu. Tai spaidysis. Jo. Ne, vafteriuko. Jau baigė sutemti. Tai sumečiau paskutinės bombas į tašką su didelė viltim, kad ateis didelis žuvis. Žodžiu, vienas didelis didesnis jau karštis atėjo, tai yra tikrai geras ženklas. Gal bus jų daugiau, nežinau. Tai dar pasėdim pusę valandos, biškį gal daugiau, nors atrodys pusę valandos pilnai užteks. Ir ką? Ir baigsim žvejybą, nors būtų visai jaučiu ir fainiai. Šiandien ir per naktį pasidėti, geras oras, turbūt paskutinis geras oras. Ir kažkas su laiveliu pasišeria. Chebra rimtai nusiteikia. Ir atsikabino. Žodžiu. Paturėjom gerą kibimą amūrą, spėjau tik pasižiūrėti, kad prie kranto atėjo, žiūris, pats prie kranto išėjo, susiviniavom, pamačiau galvą amūro, sakau žmonai pasiimk telefoną. Tai leidau jam biškį pasivaikščioti, nuėjo gal kokius 20 metrų ir nutrūko. Bet paršas rimtas buvo, rimtas. Ir sakau, turit tokią stebuklingą meškerę iš tikrųjų. Ta prasme, 3 meškerės, visas didelis žuvis kimba tik ant vienos. Ir aišku, svarbiausia mažiausia rytą ant jos esu pasistatęs. Aišku, tai nedidelis gal rodiklis, bet rodiklis yra tas, kad norėtus didesnės rytės ir storesnį valą geresnį. Tada tikrai būtų kažkas įdomiau. Iš kontento pusės tai tikrai bent galėčiau ilgiau pasipriešinti ir gal galima ir ištraukti pilnai. Tai susimetėm jau turbūt paskutinės meškerės, turbūt net neturbūt, o paskutinės, nes jau tamsu, o vaiks jau iš viso apapa nori. Tai dar palaukim, pažiūrėsim, gal koks vienas kitas kibimas bus ir ruošiam daiktus namo. Jo, beje, sukibo mano amūras, tai visai kitam taške negu šėriau. Tai jeigu, sakykim, šerta mano vieta, ten kilogramas grūdų, o čia visiškai lempa numesta buvo, visiškai neandris tenais. Ir nei 5 minučių turbūt nereikėjo laukti. Taip, jo, sumečiau, pradėjau traukti čia, permetinėti ir turėjau kibimą. Tai dabar mano meškerė vėl ten, žmonos arčiau valtis ir vis laikau dar 3 ten, kur šėriau. Tai tiek žinių. Man jau po amūro to jau paranoja.